Šios lenktynės puikiai parodė, jog Lando Norrisas nėra čempioniško kalibro lenktynininkas. Ir aš šiandien sutinku. Aš iš šitų lenktynių iš Lando Norriso perspektyvos pasiėmiau visiškai kitokį įspūdį. Su tuo incidentu viskas yra aišku. 100% Lando klaida. Oskaras Piastri ten nieko dėtas, jis laikėsi savo vadinamo racing line. Bet man svarbesnis momentas yra ne šitas. Man svarbesnis momentas yra ties 10-ųjų posūkiu. Kiek mes kartų matėm Lando Norrisą trypiamą, iš jo tyčiojamą. Kaip prisivijo Oskarą Piastri Lando Norrisas, porą ratų Piastri laikėsi tiesiog puikiai, viskas tvarkoje. Ir kas mane labiausiai nustebino, ko aš nesitikėjau iš Lando Norriso pusės, kad jis atliks tą manevrą, kad jis pasiryš įsprausti savo automobilį į tą posūkį ir atlikti manevrą ir išeiti iš šito manevro pirmam. Nes ką sako istorija, kai Lando Norrisas kovoja dėl titulų, tai realiai yra pernai ir šiemet. Jis visą laiką, kaip ir minėjau, buvo bulinamas.